Treneri, įvartis turbūt, kuris šiemet daugiausiai džiaugsmo atnešė? Jo, tai buvo tikslas pas mus praleisti iki 10 ir mušti vieną įvartį. Deja, praleidom daugiau, bet įmušėm istorinį įvartį. Tai mes to labai tikėjomės, kad tai padarysim ir stengiamės visas rungtynės sukurti progas. Pirmam kėlinį faktiškai nekontroliavot kamuolį, antram jau drąsiai bandė žaisti komandą, kas pasikeitė? Mes pirmam kėlinį pastatėm kitą schemą, žaidėm 5 gynėjais, savo neįprastą galbūt schemą, o antrą kėlinį žaidėm 4 gynėjais. Tai kur mums schema yra įprasta ir mes pripratom prie jos ir truputėlį kitaip žaidimas. A lygos lygis, kaip įvertintumėt? Aukštas, taip. Matėsi, kad mūsiškiams sunku spėti, paskui tikrai gerus, greitus žaidėjus, bet mes tengiamės. Mes šiandien darėm tikrai viską. Tikrai, ką galėjom, tą padarėme. Bendrai vertinus, taurė šiemet tekęs varžovas kelia šypseną ar labiau nuliūdimą? Ne, iš tikrųjų tai labai džiugu buvo ištraukti burtuose Transinvestą, nes jie LFF taurės laimėtojai ir mums ir patirtis, ir įspūdžiai, ir mūsų fanai atvažiavo, jeigu matėte, ir per įmuštą įvartį fairė buvo uždegti, tai mums tai didelė šventė, mums didelė garbė žaisti su tokio lygio komanda ir tikrai mes labai patenkinti.